Jau greitai. Šiandien įvyko kažkas neįtikėtino. Dievas atvėrė duris, vartus partneriams. Grandiozinis įvykis. Šie metai yra pjūties metai. Šventoji dvasia, prisiliesk. Mūsų partneriai patirs neįtikėtiną palaiminimą. Kovo 30 dieną. Ten, kur tu ilgai meldėsi ir nematėjai atsakymo, tu pamatysi atsakymą. Konferencija partneriams. Tai tavo naujo gyvenimo pradžia. Po šios maldos pradėjau labai greitai sveikti. Viskas labai greitai užgijo, per daug greitai. Mane operavęs chirurgas sako, aš nesuprantu, kaip tai įvyko. Per parą mano veidas išsitiesino, atsistojo į vietą. Tokiame siaube, kur išvis neįmanoma išlikti gyvam, jie ne tik išgyveno šioje situacijoje ir liko sveiki. Ir niekas ypatingai nebuvo sužeistas ar kažkas panašaus. Na, net katė ir šuo liko gyvi. Aš nusprendžiau sėti partnerystės dešimtines paaukojimus į misiją, o ryte man paskambino žmona ir sako, kad mano vardu nėra jokių kreditų. Mes su dukra taip šokinėjome. Ačiū Dievui, kad nereiks jokios operacijos. Partneriai nutiesė kelią Dievui, kad žmonės išsigelbėtų amžinajam gyvenimui. Partneris yra tas žmogus, kuris tiesioginė prasme pamokslauja. Būtent finansai apmoko žodžio kelią. Dievas per tai ateina į šių žmonių gyvenimus ir juos išgelbėja. Kovo 30 dieną apaštalas Vladimiras ir Viktorija Muntian surengs konferenciją partneriams. Ta diena apaštalas ir Viktorija melsis ypatingą maldą už naujus partnerius. Tai jūsų laikas tapti naujais partneriais, tapti partneriais, kad atvertumėte duris, kurios buvo uždarytos dešimtmečius. Partnerystė tai raktas. Šventosios dvasios patepimas, tegul ji dabar veikia per mano rankas tiesiog dabar ir per šį Zoomą Jėzaus vardu. Nepraleisk progos tapti unikalaus renginio dalimi. Registruokis jau dabar.